Tauras pernai sezone, kuris jiems buvo pirmasis pirmoje lygoje, jau iškart matome ir pavojingą Tauro ataką. B komandai šiemet. Smūgis tikslus, stiprus ir 1-0 jau trečiąją rungtynių minutę Tauragės Tauras veržėsi į priekį. Puikiai pradžia Tauragės komandai, žaidžia jie šias rungtynes. Dose. Jo perdavimas, smūgis ir krenta antrasis rungtynių įvartis. Mantas Pikčiūnas pelno jį. Greita ataka, Eduardo priekyje visų priekį. Pikčius aplenkęs muša antrąjį savo rungtynių įvartį ir panašu, jog Tauro komanda šiandien sunkumų neturės. Vėliau aukštai pakilęs Aleksandras Dovgi tai atlieka ir dabar pavojinga Tauro ataka, kamuolys baudos aikštelėje. Atrodo, kad čia galbūt perdavimas, bet galiausiai krenta įvartis. Štai tokį gražuolį serviruoja Aleksandras Dovgi. Pavojinga ataka ir išvysime smūgį, Gramba. Rungtyniaudavo Darius. Pavojinga Panevėžio ataka, geras perdavimas, dar vienas praleidžiamas kamuolys ir galiausiai netikslus smūgis. Lojalumas tikrai ir pačios komandos požiūris, o čia galbūt pavojinga situacija, perdavimas papildomas ir smūgis. Ir pelnomas įvartis. Artemas Kovbasa pelno penktąjį Tauragės Tauro įvartį, o jam rezultatyvų perdavimą atlieka Mikė. Jiems įveikti Taurą laimėjo netgi 1-3. Bet atrodė, jog jau pavyks Danieliui Bukeliui ištraukti kamuolį nuo vartų linijos, bet nepavyksta ir krenta dar vienas rungtynės. Vienų iš lyderių dvikova tarpusavio jau pačiame sezono starte. Baigėsi triuškinančių rezultatų 6-0 šeimininkų Tauragės Tauro naudai, įvarčius pelnė